Organizmo kvėpavimo sistema nuolat kontaktuoja su patogeniniais mikroorganizmais, pavyzdžiui, nosis ir sinusai, tonzilės, bronchai ir plaučiai, labai dažnai infekuojami virusais ir bakterijomis. Tokiu atveju infekcijos sukėlėjai patenka ant gleivinės ląstelių, jie skverbiasi gilyn, dauginasi ir plinta į kitas ląsteles. Prasideda gleivinės uždegimas. Tuo metu gleivinė išskiria klampes gleives, kurios yra ideali terpė infekcijai plisti. Umkalor vartojimas užkerta kelią bakterijoms įsiskverbti ir daugintis ląstelėse. Umkalor didina natūralią apsaugą nuo virusų ir skatina imuninių ląstelių atsparumą patogenams. Umkalor taip pat pasižymi unikaliu gleivių skystinamuoju poveikiu, o tai yra viena iš svarbiausių sąlygų infekcijai sustabdyti. Unikalus fitobiotikas Umkalor pasižymi daugialypiu veikimu. Kaip augalinis antibiotikas jis veikia bakteriostatiškai. Kaip imunomoduliatorius jis stiprina atsparumą virusinėms infekcijoms. Netiesioginis jo antivirusinis poveikis pasireiškia virusų prilipimo slopinimu ir interferono sintezės skatinimu. Kaip mukolitikas jis padeda skystinti klampes gleives. Kaip antioksidantas jis stabilizuoja ląstelių membranas. Kaip eubiotikas jis padeda normalizuoti virškinimo trakto mikroflorą esant disbiozei. Labai svarbu pabrėžti, kad iki šiol šalutinis poveikis nebuvo pastebėtas. Esant ūmiam susirgimui, suaugusieji vartoja po 20-30 lašų 3 kartus per dieną. Vaikai, priklausomai nuo amžiaus, vartoja mažesnę dozę, paprastai po 10-20 lašų 3 kartus per dieną. Daktarė Mariana Heger pabrėžia, kad buvo atlikti standartizuoti klinikiniai Umkalor tyrimai. Jie parodė, kad tai veiksmingas ir gerai toleruojamas vaistas ūminiam ir lėtiniam bronchitui, tonzilitui, hemoritui bei sinusitui. Taip pat gripui ir kitoms ūminėms virusinėms kvėpavimo takų infekcijoms gydyti. Umkalor neturi šalutinio poveikio ir padeda pacientams greičiau išgyti bei išvengti komplikacijų. Pavyzdžiui, atviro tyrimo, kuriame dalyvavo 60 ūminių bronchitų sergančių pacientų, rezultatai parodė, kad Umkalor buvo veiksmingas 90% pacientų. Reikia pabrėžti, kad Umkalor veikia taip pat efektyviai, kaip ir sintetinis atsikosėjimą lengvinantis vaistas acetilcisteinas. Nustatyta, kad šis preparatas užkerta kelią pakartotiniai infekcijai išsivystyti ligoniams, sergantiems lėtiniu bronchitu ir tokiu būdu gerina jų gyvenimo kokybę. Dėl akivaizdaus klinikinio veiksmingumo ir saugumo Umkalor ypač naudotinas pediatrijos praktikoje. Tyrimų rezultatai parodė, kad šis preparatas gali greitai pašalinti tonsilofaringitų simptomus ir užkirsti kelią ligos recidyvams, o tai labai svarbu gydant vaikus. Vaiko imuninė sistema savotiška. Dažniausiai baigia formuotis tik sulaukus 10 metų. Todėl vaikai dažniau serga ir sunkiau perserga kvėpavimo takų uždegiminėmis ligomis. Dažnai ir nepagrįstai vaikams skiriami sintetiniai antibiotikai nebeveikia ligos sukėlėjų ir turi šalutinį poveikį. Pirma, greit gali išsivystyti bakterijų atsparumas antibiotikams, o tai reiškia, kad kitą kartą antibiotikas nebus pakankamai veiksmingas ir neįveiks infekcijos sukėlėjų. Antra, vaikams gali pasireikšti alerginės reakcijos antibiotikui arba jo atskiriems komponentams. Antibiotikų vartojimas neigiamai veikia ir žarnyno mikroflorą, o tai gali tapti disbakteriozės priežastimi. Umkalor neturi šių trūkumų. Tėvai dažnai pasakoja man, kad jeigu jie pradeda duoti vaikams Umkalor, kai tik pasireiškia pirmieji peršalimo požymiai, rudenį, žiemą arba pavasarį, tai jų vaikai serga kur kas rečiau ir lengviau perserga peršalimo ligomis. Tai yra akivaizdus Umkalor profilaktinio poveikio įrodymas. Umkalor tai unikalumas, mokslas, kokybė, logika ir racionalumas. Tai teisingas gydymas, kai jums reikia skubios pagalbos. Umkalor tai veiksminga apsauga visai šeimai nuo kvėpavimo takų infekcijų visus metus. Tai ir yra mūsų darbo tikslas.